Okay, aš kažkaip aidą kažkokį girdžiu, bet gal nieko, svarbu, kad jūs girdėtumėt. Na tai aš labai daug nesu pasiruošęs papasakoti, gal tokį bendrą principą, iš kokios čia pusės mes bandome prieiti su Donatu šiame parke, kad ta patirtis lankytojų būtų, na, kuo tokia autentiškesnė, kuo tokia labiau iš patirties, bet ne iš informacijos skaitimo. Kad tas parkas kažkaip pats pasakotų ir įtrauktų. Tai aš pabandysiu papasakoti galbūt pats, kaip aš atsiradau arčiau edukacijų. Ir kelis pavyzdžius parodysiu, tai taip trumpai, galbūt jeigu turėsit klausimų, tai kažką daugiau papasakosiu, nes dabar jau visą vasarą buvom padarę tokią pertrauką, intensyviau dirbome pavasarį ir man pačiam reikia prisiminti, kokių mes ten buvome gražių dalykų sugalvoję. Tai čia galbūt ne visi mane pažįstat, tai esu Simonas Arman, pats esu baigęs geologiją Vilniaus universitete ir bakalaurą ir magistrą ir paskui net 4 metus mokiausi doktorantūroje, bet tuo metu ten per jaunųjų geologų stovyklas, paskui įsitraukiau tokį projektą kūrybinės partnerystės, kur mokslininkai, režisieriai, ten įvairių sričių specialistai dirbdavo su mokyklomis ir ta patirtis man visai patiko, nes ten tu mokaisi ne tik tai pasakoti apie mokslą žmonėms, bet ir mokaisi iš tų žmonių gauti atgalinį ryšį ir suprasti, kaip reikia tą mokslinę informaciją pateikti tokiu būdu, kad tu neužgoštum jų faktais, kažkokiais, kad baigėsi tavo paskaita, visi sako, vau, kaip buvo įdomu, bet paskui jie nieko nebeprisimena, bet kažkaip įgalinti žmonės, kad jie tas žinias apie gamtą, apie mokslą įgytų per savo patirtį. Surasti tą laiptelį, ant kurios stovi žmogus, ten lankytojas parke, ir tada nuo tos jo patirties auginti tas jo žinias, kad galbūt jis ir mažai išsineštų, bet jau tokio tikro žinojimo. Tai va, taip po truputėlį, ten dirbau keliose Vilniaus privačiose mokyklose ir jau iš tokių edukacinių geologijų, kur buvau sukūręs, tai Nidoje, Urbo kalno, ten 23 stendus mes sukūrėme su Kuršių nerijos nacionaliniu parku. Paskui parodysiu žemėlapį, tai ten buvo tokia koncepcija, kad žmonės neturi galimybės pereiti viso parko, ten kiekvieno stendo paskaityti, tai kažkaip norėjosi padaryti, kad patyrinėti, kokiais dažniausiai žmonės maršrutais vaikšto tame Urbo parke ir kad kiekvienas takas būtų pasakojantis kažkokią savo istoriją. Ir jeigu ten iš 15 takų, tarkim, vienam take tik 7 stendus tu gali sutikti, tai tas takas galėtų pasakoti vieną temą, kitas takas pasakoti kitą temą ir taip skatinti žmonės vis dažniau eiti į tą parką skirtingais takais. Tai buvo toks gana didelis iššūkis, kaip ten milžinišką informaciją pateikti tokiais mažais dalykais, kad būtų tie takai ir integralūs, ir tuo pačiu įdomus. Ir kad nebūtų taške ten pasakojama apie tą dalyką, kurio tu negali pamatyti tame taške būdamas. Tai ta patirtis visai buvo naudinga ir čia Mamuto parko įgyvendinimai šitam projekto. Tada dar yra toks, man pačiam labai didžiuojasi tokiu sukurtų žemėlapių, neakivaizdinis Vilnius, čia irgi Vilniaus savivaldybės projektas, ten yra galima ir aplikaciją atsisiųsti į telefoną, galima ir informacijos centre mieste pasiimti žemėlapius ir ten įvairių tematikų tų žemėlapių yra. Tai mane išgirdo per radiją, ten iš savivaldybės darbuotojai pasikvietė ir norėjo padaryti bendrai apie gamtą tokį žemėlapį, galbūt apie paukščius, apie sutinkamus gyvūnus, bet ir pamatė, kad ir pasirodo ir geologijos daug įdomios yra Vilniuje. Tai aš ten apie 50 taškų aprašiau, tai išrinkom 25, nes tikrai nesitikėjo ir savivaldybėje, kad tiek daug įdomių Vilniuje dalykų galima pamatyti. Ten nuo fosilijų bažnyčių grindyse iki akmenų, iš kurių pastatyti prekybos centrai, ten užversti
upių vagos pakeistos, ten šaltiniai, kažkokie vingrių šaltiniai, na, žodžiu, labai daug ten buvo tos informacijos. Tai gavosi visas atskiras žemėlapis paskui mamutą. Tai va, tai toksai, tada dar ten su keliais regioniniais parkais irgi mes bendradarbiavom, ten rašom projektus, kaip kurti edukacijas. Na, aš pats labai džiaugiuosi, nes aš prisimenu, kai pats buvau dar studentas, tai labai trūkdavo tos, va, tarsi geologija be galo įdomus dalykas, bet kad žmogus tos interakcijos daugiau turėtų, kad vis dažniau su juo susitiktų, kad duoti tokių galimybių daugiau sužinoti apie planetos praeitį, tai labai trūkdavo. Na, dabar jau tikrai galima pasidžiaugti, kad vat, ir Jonas Šečkus labai populiarios ten jo ekskursijos ir kad ten vienam kitam regioniam parke atsiranda ir stendai, ir ten visokie dalykai, ir knygų daugėja apie geologiją, apie dinozaurus. Taip pat ir Andrėjus Spiridonovas, kad irgi katedros darbuotojas su mokslo sriuba labai, na, žodžiu, tas kraštovaizdis geologinės švietimo yra stipriai pasikeitęs. Taip pat ir dar be mokyklos aš pradėjau dėstyti pradinio ugdymo pedagogams būtent gamtos mokslų didaktiką. Taip pat irgi, žodžiu, iš visų pusių apie tą geologiją turiu galimybės pasakoti. Tai va, tai ką aš tą darydamas, tuos stendus ir žemėlapius ir edukacijas kurdamas išmokau, kad na, žmonės realiai labai mažai žino apie geologiją, apie planetos praeitį. Ten jų įsivaizdavime tai yra taip pat LDK laikai, ten carinė Rusija LDK laikai ir taip kuo toliau tu važiuoji, tai paskui ten senovės Egiptas ir viskas, laikas sustoja. Kažkada ten akmens amžius, o paskui visi geologiniai laikotarpiai tai kaip už durų susigrūdę. Labai sunku suvokti tą milžinišką laiką. Taip pat aš Donatui pasiūliau, kad būtų galima, būtent kadangi tas parkas yra išsidėstęs ant paskutiniojo apledėjimo ribos, kažkaip pasakoti apie tą ledynmetį, kad žmonės suvoktų ir erdvę, kaip tai yra išsidėstę globaliu mastu ir tuo pačiu laiko skalėje. Tai vat viena idėja, kurią aš atsinešiau iš Didžiajame kanjone Amerikoje, kai buvau, ir čia paveiksliuką matot, ten yra kelis kilometrus besitęsiantis toksai takas, kur 1 metras atitinka 1 milijoną metų. Nežinau, ar jūs matot mano kursorį, bet yra tokios kniedys įdėtos. Čia 1 žingsnis, 1 metras yra 1 milijonas metų. Jeigu teikti skaidrės, tai mes nematom. Tai dabar tik prasidėjo. Kurią dabar skaidrę rodo? Didysis kanjonas, nematote? Pirmą skaidrę matom. Arba dalinkis ekranu, tada ne skaidrėm, ne darbalų. Visų darbalų. Tai tai rodo. Arba pasidalink iš naujo. Ne, jis jau ne pirmas. Okay, nu gerai. Dar kartą pabandau. Jo, gerai. Ką matai? Mokslininko laboratorija. Ok. Tik tenai kažkodėl man užstrigo ir nesivarto. Nu, žodžiu, gal aš tada čia neužsiciklinsiu vienoje vietoje. Aš dar prisimenu studijuodamas, buvo dėstytojas toks Algirdas Gaigalas, geologas, ir jisai per kvartero geologijos paskaitas pasisiminė ir pasakė, kad na, mes čia Lietuvoje labai gailimės, kad neturime vulkanų, neturime žemės drebėjimų, kad ten Islandijos kraštovaizdis, kad jie labai įvairūs įspūdingi. Bet pavyzdžiui, neįvertiname, kad ten kažkokie atvažiavę australai į Lietuvą, kad jie gali pamatyti to, ko jie pas save krašte neturi. Tai va ta ledynmečio istorija pas mus tikrai yra unikali. Gal dabar matot skaidrės? Čia vartu.
pakačiai galavoje, jeigu matai. Matom tą pirmą dabar. O dabar, Pirmą, gal lėtoks internetas, tai jeigu pas tave, tai biški užtrunka. na gerai. Na tai žodžiu, tai kaip sakiau, kad pasikeitęs tas kraštovaizdis geologinio švietimo, kad atsirado daug naujų dalykų. Ir pamenu, dar mes ir su Gražina Skridlaitė, va čia geologija, ir su katedros darbuotojais kalbėjom, ir su geografijos mokytojais, kurie susitinka jaunųjų geologų stovyklose. Ką daryti geologų bendruomenį, ar eiti į švietimo ministeriją, sakyti, kad reikėtų programuose ugdymo daugiau tos geologijos, kad vaikai žinotų, kad ateitų į pirmą kursą studentai jau kažką tikrai girdėję tokio prasmingesnio, negu kad vien tik tai aukščiausias Lietuvos kalnas ir panašiai. Bet per šitos kelis metus, kiek aš buvau švietime, tai aš pamačiau, kad ir ugdymo programuose, ir vadovėliuose tos geologijos yra tikrai be galo daug. Ir įvairiuose vadovėliuose tikrai yra daug ir chemijoje, ir fizikoje, ir visur kitur. Bet mokiniai tos geologijos tikrai neparagauja dėl to, kad patys mokytojai, jie nelabai žino ir patys supranta. Ir net jeigu iš vadovėlio tu gali pateikti kažkokią medžiagą apie eroziją, apie dar kažkokius dalykus, bet išėjęs į lauką, tai jie nebetpažįsta, kad jie ką tik apie tą patį mokino. Tai mes su Donatu kalbėjome apie... Taip, Jonai, viskas. Prie temos, prie parko prieikim geriau, gal kaip nors gerai, prie Mamutų parko edukacinės erdvės. Gerai. Tai mes galvojame, kad tame parke būtų galima padaryti, kad ne tik tai stendai kalbėtų ir pasakotų apie Vilniaus reljefo raidą, apie ledynmetį, apie poledynmetį, bet ir kad būtų daugiau tokių dalykų, kur žmonės galėtų patys patirti. Tai kaip Donatas rodė tos pavyzdžius, kad būtų tokios kaip stotelės edukacinės, kur būtų, kaip ten vyksta erozija, kaip stambus akmenys nešant ledynui smulkėja ta medžiaga, kaip ten tie vedantieji rieduliai iš kokių ten iš Suomijos, iš Švedijos, iš Baltijos jūros dugno, kad būtų galima juos paimti, tarp tokių blokelių, ten tą akmenį įmontuoti, kad jį galima būtų pasukti, pačiupinėti. Tai tokių mini sprendimų. Ir nes pati ta teritorija daug pasakoja. Ir netgi jos, jeigu jūs pamenate, visas išsidėstymas, toksai, jisai labai atkartoja Baltijos jūros irgi tą kontūrą, tai galima netgi sudėlioti tos riedulius pagal tai, kaip ir ten, kur iš Suomijos, kur iš Karelijos ateina tie akmenys, tokias stoteles padaryti. Tai toks kaip būtų tas takas, kuriuo eina žmonės ir kiekvienas žingsnis yra ten kažkiek tūkstančių metų, tada tie vedantieji rieduliai ir augalijos raidos tokios stotelės, kur ten nuo šalčiausio klimato eini, vis ta augalija šiltėja ir tie augalai atsispindi. Bet jeigu tu eini iš kitos pusės, tai tada jau tarsi tu laiku eini atgal, ten nuo dabartinių augalų, ten plačialapių, šiltamėgių iki tų šiaurinių. Ir ten dar tokia stotelė jau šiauriniai teritorijai, kur arčiau Ozo, ten tokia žaidimų aikštelė, tokia kaip sceną padaryti, kur galėtų ateiti mokytojai arba poilsiautojai arba mamos su vaikais ir toje vietoje kažkokių matavimo prietaisų, triukšmomatis, kažkoks termometras. Simonai, atsiprašau, gal tu gali tiesiog išjungti savo prezentaciją, kur tu žiūri ir pagrindiniam lange rodyti. Ne. Nes tu greičiausiai per, presentation mode, bet mums ne tą langą rodai ir mes matom tą pačią pirmą skaidrę. Ok, aš dabar išjungiau, man atrodo. Ja, dabar išjungiai. Tai gal aš nebejungsiu, nes ten tokios labiau asociatyvios nuotraukos. Tai tokia kaip apibendrinant, tokia pagrindinė idėja, kad
ieškome būdų, kaip tą geologinę informaciją pateikti, kad jinai būtų integralesnė su reljefu. Donatas, kur rodė tą gražų taką, kur tu eini į rėgyklą ir ten, kur neįgaliesiems nuolaidumas padarytas, tai vat, kad pats tas takas galėtų reprezentuoti to Neries slėnio plotį, jisai gali vienoje vietoje susiaurėti, kitoje vietoje praplatėti, o jau tas žeme einanti, pavyzdžiui, ten kokio metalo tokia juostelė arba kitos medžio spalvos juostelė, jinai galėtų atkartoti dabartinį Neries plotį, ten apie 80 metrų, o tas slėnis apie 3 metrus. Ir kad pati ta vieta pasakotų ir žmonės galėtų pajausti, na, koks tas slėnis buvo kažkada ir koks yra dabar. Tai va, tai apibendrinant, tokių labiau ieškom sprendimų, kad ne stendai, ne tekstai pasakotų mokslinę informaciją, bet kad ir būtų tos integralios architektūrinės detalės, kad būtų augalai, kad būtų rieduliai, kad būtų ten tas mamutas, kurio ten jie pamatytų dydį santykinį, pėdą, paskui ten mamos atsiveda mažus vaikus, jie ten įlipa į tą pėdą didžiulę, praeina 10 metų, jau paaugliai ateina į parką, o žiūrėk, man kažkada atrodo, čia labai didelė, ta pėda dabar kokia mažytė. Na tai va, tai padaryti tokią mieste erdvę, kuri būtų tokia kalbanti. Tai va, labai atsiprašau ten dėl tų skaidrių ir va, tai ačiū, gal kažkokių klausimų dar. Kodėl negyvai? Ką? Tai gerai, Simonai, labai įdomu, gerai viskas, linkim sėkmės, mamutus atkurti, tiksliau visą tą edukaciją ir tikrai viskas jums pavyks.